laiko planavimas arba kaip užmušti laiką. Visi nori, ko galima linksmiau, turiningiau, užmušti laiką arba per tą pačią laiko vienetą padaryti daugiau darbų. Ir įdomas, kad laikas yra vienintelis resursas, kuris visiems padalinamas vienodai. Ir milijardieriams, ir paprastiems žmonėms visiems 24 valandas. Kad jeigu jūs norit suplanuoti savo laiką arba suplanuoti kitų žmonių laiką, jūs turite atkreipti dėmesį į tai, kad jūs esat ne kas kita kaip batareika. Ir tam, kad baterija gerai funkcionuotų, jūs geras esat Porsche, o akumų nėra. Nu ir kas iš to? Tu gali būti Lamborghini. O kitas turi mažą batereiką, bet jisai varo greičiau. Kodėl? Todėl, kad baterija, tam, kad veikti, turi ką daryti? Du dalykus. Pasikrauti ir išsikrauti. Ir jeigu funkcionuoja tai, kaip ir turėtų būti, tai jūs esat kas? Nepaprastai efektyvus ir laimingas žmogus. Kaip atrodo, o kas gali pakrauti? Tai paradoksas, savo gyvenimą, kurio mums nieks negražins, 80-90% laiko pačio brangiausio nuo pat ryto iki vakaro mes skiriam kam? Žmonėms ir darbams, kurie nafik mums nereikalingi. O žmonėms, kurie yra mums nepaprastai svarbus, pavyzdžiui, vaikai, mes pagal statistiką praleidžiam 7 minutės. Ir iš tikrųjų tai, kad mes visuomet užsiėmė ir norim užmušti laiką, mes jau bijom pasižiūrėti čia ir pasakyti, ne, ką aš nesąmonės darau. Jūs sutikit, mes parinamės dėl tokių nesąmonių.